Gegužės 3-ąją Kelmę aplankė švietimo ministras Gintaras Steponavičius. Visą dieną vyko susitikimai su pedagogų kolektyvais, profsąjungų lyderiais, mokyklo auklėtiniais. Aptarta ir diskutuota apie naująjį švietimo įstatymą ir įvairių nuostatų skatinančių sistemos kokybę tobulinimą. Ministrui teko išklausyti minčių ir klausimų liečiančių įvairias ugdymo įstaigas, nuo darželių iki specialiosios mokyklos, kuriai būtinas atnaujinimas, ir profesinio rengimo centro, kurio perspektyva, pasak ministro, nulėmė darbo rinkos poreikiai. Susitikime rajono savivaldybėje švietimo skyriaus vedėja Irena Janušienė ministrui akcentavo, jog iš buvusių 54 ugdymo įstaigų rajone liko tik 30. Sudėtingas moksleivių pavėžėjimas, kai reikia sukarti daug kilometrų, iškyla transporto stokos problema. Rajono savivaldybės administracijos direktorius Zenonas Mačernius baiminosi dėl nepravažiuojamų ir itin slidžių kelių žiemą. Rajono tarybos narys Egidijus Uksas kėlė mokytojų tobulinimosi problemą.